Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Arnai, ką veiksi šiuo metu Dakare? Ką veiksiu? Tai kad 3 metai iš eilės veiksiu turbūt panašiai tą patį, tik tai, kad Dakaras turbūt dar kitoks, bet pareigos tai tos pačios, tai sporto komisarų kolegijos pirmininkas. Dalis žmonių galvoja, kad Dakaras jiems yra kaip viršūnė viskam pasiekti, pravažiuoti Dakarą. Ar tau autosporte irgi Dakaras yra kažkokia viršūnė? Sporto komisarų kolegijos pirmininkas yra aukščiausios ar vienos iš aukščiausių pareigų, neskaitant organizatoriaus. Ne. Organizatorius neturi sportinių tokių galių. Ta prasme, Jūs galite teisti sportininkus, galite teisti organizatorius, visus. Visus. Ta prasme, promauterį, rėmėjus, jeigu jie susiję kažkokiu tai būdu su ta komanda ir, tiekėjus, nežinau, padangų, kūro ir panašiai. Jeigu įrodymai byloje yra tokie, kad ne ekipažas, nors vis tiek pagal kodeksą labiausiai ekipažo atsakomybė vis tiek krenta, nes jie ekipažui, pareiškėjui atsakomybė krenta, bet aišku, jeigu yra pakankamai įrodymų, kad visgi kažkas iš tiekėjų kažką tai padarė ne taip, tai gali būti nubaustas ir... Tai čia manau, kad, jeigu mes kalbam apie organizacinę dalį, tai aišku, kad mes neparenkam greičio ruožų ir panašiai, tai čia viską daro organizatoriai. Bet nuo administracinių patikrinimų pradžios iki galutinių rezultatų patvirtinimo pabaigos, iki to, kai viskas pasiskelbė jau, tai mūsų yra, atsižvelgiant į kodeksą tarptautinio automobilių sporto, tai mūsų yra aukščiausia valdžia. Taip ir įrašyta. Arnas Paliukėnas yra aukščiausia Dakaro valdžia. Ne vienasmeniškai. Taip, bet tu esi pirmininkas ir gali sakyti trept kojelę, ar ne? Ne, trept kojelę nemėgstu, aš taip sakyti. Bet tu gali ar ne? Formaliai gali? Pasakyk, taip ar ne? Aš daug turiu pareigų gyvenime ir aš visą laiką visose pareigose, jeigu man kažkur tenka pirmininkauti, aš stengiuosi, kad iš pradžių pasisakytų kiti ir aš tada pasisakau. Arnai, aš viską suprantu. Gali trept kojelę daryti ar ne? Formaliai gali, teisingai. Gali nuspręsti. Aš noriu, kad tai būtų ir viskas. Aš galiu pasakyti, bet jeigu bus 2-1 balsavime, kad aš gaunu į kaulus, tai vis tiek niekas sprendime, Ramūnai, niekas sprendime to nemato. Nes pagal tarptautinį sporto kodeksą yra tik išvada. Yra tik išvada ir parašą turi dėti, nepriklausomai nuo to, ar tu sutikai ir nesu tuo. Ta prasme, nėra jokių, kaip pas mus teismuose, yra, sakykime, konstituciniam teisme Lietuvoje. Galima nesutikti ir parašyti atskirąją nuomonę. Ne, automobilių sporte atskirosios nuomonės neparašysi. Niekas neišeina iš vidaus į išorę. Kokia tai buvo diskusija, kas kaip balsavo, ar balsavo 3-0, ar balsavo 2-1 ir kurioj 2-1 atveju pusėje buvo būtent pirmininkas, tu niekada nesužinosi. Už tai jūs esate 3. Nes tai yra nelegalu. Taip, 3 ir niekada ne, ir negali būti lemiamas ar ten dar kažkaip. Ta prasme, jeigu 2-1, tai ir bus 2-1. Ir ar taip yra buvę, tai negaliu atskleisti detalių, bet gyvenime taip yra buvę, kad man teko parašą dėti po sprendimu, su kuriuo galbūt aš arba visai nesutikau, arba nesutikau gal dalinai. Nes, galima sakyti, kad pripažįsti, kad kažkas padarė nusižengimą, bet, pavyzdžiui, dėl nuobaudos nesutinki. Dėl nuobaudos rūšies arba dėl nuobaudos dydžio. Bet tai tam ir yra. Tai ta konfidenciali informacija, kuri diskusijų metu įvyksta, jinai negali išeiti į išorę. Tai dėl to atsiprašau labai medijos atstovų. Ir kartais matau straipsnius, kur parašo, kad bandėme paklausti, bet negavome atsakymo. Tai žinokit, atsakymo neduoda SKK nariai ne dėl to, kad jie kažką tai nori apgauti, kažką neskaidriai padaryti, bet tiesiog tai draudžia kodeksas. SKK tai yra sporto komisarų kolegija. Taip. Tai yra tie 3 žmonės, kurie yra aukščiausia Dakaro valdžia. Taip. Klausimas truputį iš šono. Ar naujas FIA prezidentas, kai atėjo, ar kas nors pasikeitė iš tavo prizmės, iš tavo pusės? Man ne. Man komisarauti nepasikeitė. Aš nejaučiu, ta prasme, ankstesnis prezidentas, kiek aš pamenu, bent jau man neteko susidurti, kad kištųsi į mano darbą.
Šis prezidentas lygiai taip pat. Niekada nėra buvę taip, kad nors tai yra pasaulio čempionatas ir, kaip žinia, FIA neturi jų labai daug, turim tik tai ten, priklausomai nuo metų, 6-7 serijas, kurios gali vadintis pasaulio čempionatu. Tai nepriklausomai nuo to pas mane niekada negaliu pasakyti, kad kažkas tai yra kišėsi. Ta prasme, mūsų sprendimai iš tikrųjų yra pakankamai mūsų sprendimai. Tai yra ne kažkieno nuleisti iš viršaus sprendimai. Tai šitą tikrai galiu patvirtinti. O beje, į klausimą, ar tai yra aukščiausias pasiekimas, aš nežinau, ar tai man yra aukščiausias pasiekimas. Jeigu kalbėsime apie komisaravimą, turbūt taip, nes Dakaras visgi yra didžiausias renginys, reikia pripažinti šitą. Pasaulyje ir ilgiausias, ir iš tikrųjų sudėtingas, ir aš suprantu, kad mūsų sprendimus skaito visas pasaulis, dalinasi į socialinį mediją ir panašiai. Bet jeigu taip jau visiškai žiūrint, ar automobilių sporte aš dar ką nors esu daugiau nuveikęs, tai aš manau, kad mano pareigos kaip tarptautinio apeliacinio teismo teisėjo, yra vis tiek daugiau. Nes apeliacinis teismas sprendžia tame tarpe ir teisėjų kolegijos sprendimus. Ir Dakaro SKK sprendimus gali užginčyti. Ir beje, tai buvo. Po paskutinio Dakaro, 24 metų Dakaro, buvo diskvalifikuoti 2 ekipažai. Visiems čia labai turbūt viešai žinomi dėl ko. Dėl techninių neatitikimų. Ir buvo bandoma teikti apeliacijas, bet aišku, ten nieko iš to nesigavo, bet aišku, kad aš negaliu būti teisėjų savoje byloje, tai aišku, kad skiriami visiškai kita kolegija, visiškai iš kitų žmonių ir jie sprendžia, bet faktas taip, kad... Čia yra tas variantas, kai Gočalai dėl nelegalios sankabos buvo diskvalifikuoti. Taip, iš tikrųjų jų 2 automobiliai buvo diskvalifikuoti dėl sankabos interpretavimo galbūt taisyklių. Aš nežinau, ar iš tikrųjų jie neteisingai suprato, o gal iš tikrųjų neteisingai suprato. Jie sakė, kad jie tą straipsnį skaito kitaip, negu mes skaitom. Kad jeigu tu perskaitai vieną straipsnį, žinai, bet čia gal turbūt teisinio išsilavinimo irgi trūkumas. Arba požiūrio šiaip į viską, į gyvenimą, nes turint omeny jų tolesnius veiksmus ir sprendimus, kuriuos jie pridirbo daugybėje atvejų. Aš nenoriu komentuoti, man visi lenktynininkai lygus ir man lygiai taip pat ir jie. Aš susitikau su to pačiu vienu iš diskvalifikuotų vairuotojų, jaunų perspektyvių, paskutiniam Maroko ralyje. Tai mes visiškai nuotaikoje linksmai pasikalbėjom, be jokių, aš tikrai jokių asmeniškumų prieš nieką neturiu. Man jie absoliučiai visi lygus ir aš stengiuosi visą laiką tą objektyvumą išlaikyti. Ir kas mane pažįsta, tai turbūt ir nekelia tokių abejonių. Dėl to, čia gal dar prieisim prie tos temos, bet net ir tam tikrais atvejais, kur man pačiam atrodo, kad taip neturėtų būti, vis tiek aš atsiduriu toj situacijai, nes manim pakankamai pasitikima iš tikrųjų tarptautinė federacija. Tai kalbant apie tą situaciją, taip, buvo netitikimas, jie tą straipsnį, kad sankabos yra laisvos, perskaitė taip, o aš kaip teisinį išsilavinimą turėdamas, aš skaitau ir tą dalį straipsnį, kurį kalba apie mišinį. O mišinys yra draudžiamas toks, kokį jie naudoja. Tai negali būti, tai sankabos laisvos, bet mišinys draudžiamas, tai reiškia, kad vis tiek sankaba legali. Taip nebūna. Bet buvo toks interpretavimas. Tai viskas gerai, visi turi teisę gintis, aš už tai. Ar Dakaras tau kaip teisėjų kolegijos, neteisėjų, komisarų kolegijos pirmininkui yra sunkiausios varžybos, turint omeny sprendimų kiekį, svorį? Sunkiausias, vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai sunkiausias. Ta prasme, sunkiausios dėl kiekio, dėl apskritai renginio apimties, ilgume, trukmės jo. Nes sprendimai turi būti kokybiški, tai yra pasaulio čempionatas. Sprendimai turi būti kokybiški, nes tai yra didžiausias renginys, ilgiausias pasaulio renginys automobilių sporte. Ir tu tuos sprendimus kokybiškus, teisingus, turi gebėti priimti 3 savaitės, kuriuose tu esi įmestas, patikėkit, ne į komforto zoną. Tu gyveni
tokiuose konteineriuose, kurie vadinami kažkodėl viskį, nors tai ne apie alkoholinį gėrimą visiškai. Toj šalyje apskritai alkoholis uždraustas. Bet tu tose sąlygose gyveni 3 savaitės, tavo kelimasis yra kiekvieną rytą 5 ryto, tai yra vėliausia, ką tu savo gali leisti atsikelti, nes kai žmonės sako, kad jūs komisarai ten prabangiai visai laikotės, nes mūsų žiniomis jūs organizatoriai skraidina iš vieno bivako į kitą lėktuvais. Taip, Boeingai, Airbusai, nusileidimo takai, tas viskas yra tvarkoj, bet yra grafikai iškabinami ir tu gali rinktis kaip komisaras, kuriuo tu skrydžių skrendi. Tu gali rinktis 5 skristi, 8, 11. Tu gali 11 ryto skristi. Bet tu kelsies vis tiek 5, nes vilkikas, kuris tavo konteinerį išveža, išvažiuoja 6. Nuo to, kad tu 11, tu niekur neatsirandi kitaip. Ta prasme, tu tada, tai tavo bėda, nes jeigu tu 11 pasirinksi skrydį, tai tu nuo 5 iki 11, tu, nusiprausti, kažkokią higieną, tai ten užtrunka, ne, dar papusryčiauti. Tai vis tiek 5 valandas sėdėsi apie nieką. Tai tokiu režimu, ir aš noriu atkreipti dėmesį, kad į mūsų pareigas įeina, neįeina motociklai, tai nes yra FIA, yra FIMAS, bet įeina sunkvežimiai, įeina automobiliai, įeina visi bagiai ir taip toliau. Tai jeigu mes kalbame apie šitas visas grupės, jūs turi kiekvieną savo maršrutinę kortelę ir savo laikus. Tu kviesdamas į pokalbių pavadinti tai negalima, tai yra posėdis, kaip teismo posėdis, tam tikrą prasme toks kvazi, nes tai yra pirma instancija. Jeigu tu gali tuos vadinamus automobilininkus, džipistus pasikviesti galbūt ten 7 vakaro, tai gal kažkokios kitos kategorijos tu gali pasitikti tik 5 ryto vėlgi. Tai čia, kai aš sakau, kad ne vėliau 5, tai reiškia, kad gali būti, kad ir anksčiau teks atsikelti, nes tu tiesiog jo neišlauksi, kol jis atsiras pagal savo tą vadinamą itinerarį, nes tu jau lūši, tu neišlaikysi koncentracijos ir galų gale, turbūt nesąžininkai ir patys sportininkai nemiegojusi kviesti ten, žinai, 1 nakties į klausimus. Taip. Ir galų gale, ta kokybė vėl. Tai ta prasme, tokių iššūkių ir ką aš noriu pasakyti, kad 3 savaitės tą laikyti, tai yra, tokiom sąlygom koncentraciją išlaikyti, tai aš galiu pasakyti, niekas to nekartokit, šitą galite iškirpti, bet kartais būna 8 dvigubi espresai per dieną arba daugiau. Ką tai reiškia organizmui, galite įsivaizduoti po 3 savaičių. Tai tu grįžti į Lietuvą ir dažniausiai tai būna dehidratacija po tokio laiko. O, kaip Benas sakė, kiekvienam savas Dakaras. Tu savo Dakarą irgi pravažiuoji. Ar skaičiavai, kiek sprendimų priimat per tas 2-3 realiai savaitės? 3 savaitės mes dirbam kaip oficialūs asmenys. 3 savaitės gaunasi su skrydžiais. Tai skrydžius atimti, tai gaunasi ten 18 kokių darbo dienų maždaug. 17 galbūt bus dabar 25. Bet iš esmės jo. Tai skirtingai, kai tai tapo FIA renginiu, tai turbūt pirmiausia būtų sunkiausi metai, pati pradžia. Nežinau, aš nenorėčiau pavadinti kažkokio atsipalaidavimu, bet žmonės matyti truputėlį vis tiek kitaip žiūrėjo į taisyklės, kol tai nebuvo FIA renginys. Tai pirmie metai turbūt kolegom buvo sunkiausia, aš nedirbau pirmais metais 22, dirbo kiti. Tai tų sprendimų skaičius ten buvo virš 70. Grubiai sakant, tai yra 70 teismo posėdžių. Taip. Tik sportinio teismo. Kai kuriais atvejais užtenka tik informuoti ir nedaryti posėdžių. Bet čia tie atvejai, kai, nežinau. Labai akivaizdus sprendimas. Labai akivaizdus ir jie pagal kodeksą nenumato diskvalifikacijos. Tai tokiais atvejais, ten kažkokia tai 1000 eurų bauda paskirimas, sakykime, už to pačio gesinimo sistemos neįjungimo laikų, nenaudojimą. Čia bagėlis labai aktualu. Visiems daro nusižengimus šitos jau. Dabar jau liktai jau mažėja šitų tokių sprendimų, bet tai tokiais atvejais dažniausiai
Na, ką jisai tau gali pasakyti, tas žmogus ten klausimo metu. Mes netgi kartais net klausiam, net siūsdami informaciją, na, kad tai nebūtų siurprizas. Aišku, kad jisai žino, kad nustatyta jau tas pažeidimas. Jisai matė, kad techninis delegatas jį nufotografavo, ta gesinimo sistema neįjungta, bet kartais, na, kad jeigu turim šiek tiek laiko, tai parašom ne taip, kad jau priėmėm sprendimą ir informuojam, bet tiesiog parašom, kad jeigu turite kitokį paaiškinimą, negu kad pamiršot, tai tada ateikite, papasakokit mums. Nes galbūt yra objektyvių, nu bet koks objektyvus, jeigu tu negali startuoti. Jo, bet kokiu atveju tai yra bėda. Tai ne visi, nepaslaptis, ne visa bendruomenė Dakare su anglų kalba jau taip labai stipriai yra, tai šitą sakinį supranta vis tiek kitaip, vis tiek ateina ir vis tiek pasako, kad pamiršom, tai kartais ir nebesiunčiam tada tų kvietimų, nes na, matom, kad vis tiek ten tas toks nelabai ten kažką. Ar ne, kaip dažnai nesutarėt? Ir dėl ko? Ar būna principinio sprendimo nesutarimo? Tipo vienas sako, ne, aš tikrai nenoriu jo bausti, o kitas sako, noriu. Nesakyčiau, ta prasme, aš manau, kad pakankamai profesionalų žmonės yra SKK nariais, bent jau man kiek tekę dirbti. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar 25 metų Dakare bus idealiai ta pati sudėtis, kuri buvo 24. Tiek FIOS paskirti du komisarai, jo, nes ir nacionalinis komisaras, kuris yra trečias, paskirtas tos federacijos, kurios šalyje vyksta, tai šiuo atveju Saudo Arabijos. Tai aš dirbęs esu su įvairiais, man tekia iš Saudo Arabijos komisarais dirbti, tai aš nie apie vieną negaliu pasakyti nieko blogo absoliučiai, bet kai yra skiriamas žmogus, kuris jau yra dirbęs su manim, man irgi tas yra gerai, kad ne kažkas naujas, nes aš tada truputėlį nuspėjamumo visą laiką nuskrendi ir galvoju, okei, su tuo jau esu dirbęs, su tuo esu, su šito nesu. Bus gerai, blogai. Na, turbūt visą laiką yra gerai, nes visą laiką, na, mes suaugę žmonės visą laiką galim kažkokį sprendimą rasti ir sutarti, bet iš esmės aš sakyčiau, kad nėra tokio, nežinau, galbūt žmonėm atrodo, kad jeigu tu iš kažkokios valstybės, tai tu galbūt ten kažką tai labiau nori padėti ar nenubausti ar panašiai. Tai pas mus tokio net nėra. Aš net tokio nejaučiu ir iš nacionalinio komisaro, kuris paskirtas nacionalinės federacijos, aš jau nekalbu apie mus, kurie paskirti FIOS. Nes jeigu kalba apie kažkokį vietinį lenktynininką iš Saudo Arabijos, tai aš niekada negirdėjau iš kolegos kažkokio tai pasakymo, kad žiūrėk, gal čia pašvelninkim ar ten kažką. Prasme, kaip tik visi labai stengiasi tokiose vietose visiškai atsiriboti, kad žiūrėkit, aš kalbu paskutinis, nes tai yra ten, sakykime, mano šalies ar ten kažkas, visi pasisakot ir panašiai. Nors, nežinau, tokių ginčių kažkokių labai, aš sakyčiau, kad iš vis Dakare gal tie pažeidimai labai akivaizdus yra. Nu, aišku, visą laiką turbūt yra tų slidesnių situacijų, kurios yra po klausimų, po visų paaiškinimų gavimų. Ta tyrimą gali tęsti ir 3 dienas. Kartais, na, nebūtinai ten yra labai skubu priimti sprendimą. Kartais geriau, kad jisai būtų teisingas, na, visada jisai, kad būtų teisingas, bet turiu, kad, na, tarp tų dviejų prioritėtų, greičio ir teisingumo, kad nenugalėtų būtinai greitis. Tai kartais reikia ten užsiprašyti, nežinau, GPS duomenų, ten iš kažkokių tai ten tiekėjų kažko tai, na, žiūri, galų gale ekipažai, kartais duoda tos onboardus, kartais neduoda. Na, matyti, jeigu naudinga jiem, tai visada duoda. Jeigu nenaudinga, tai tas paaiškinimas gali būti, kad neįsirašė. Ir mes negalim dėl to būti labiau nusistatę prieš juos. Nes, nu, tai yra gynybinė pozicija, viskas tvarkoja. Aš esu teisininkas, aš suprantu, kad rinkti, pačiam nešti įrodymus prieš save, na, nėra protinga, tai jeigu neįsirašė, Mes sakykim, kad, sakom, gerai, mes patikėjom. Nesirašė, viskas tvarkoja. Žiūrim tada, kokie kiti duomenys yra ir pagal tai sprendžiam. Tavo sūnus važiuoja irgi Dakare. Dar neteko priiminėti sprendimų? Ne, ačiū Dievui. Jo, tai aš savęs nemačiau. Čia va ta tema tokia įdomi yra. Aš savęs nemačiau varžybose, kuriuose mano sūnus važiuotų bet kokiam statuse. Buvo pavyzdys.
Aš buvau paskirtas 23 metų Kataro Bahai. Ir Aisvydas gavo pasiūlymą, jis yra profesionalus šturmanas, jis gauna tos pasiūlymus ir kartais visiškai last minute, ko aš niekada negaliu numatyti, pagal bet kokį etikos kodeksą ar pagal bet ką, aišku. Tuo metu dar buvo kelios dienos likę, dar galima buvo kažką tai pakeisti, tai aš iš tikrųjų parašiau iš karto FIA, kad kažką tai padarom, galbūt dar ne vėlų, nors visi jau pasiruošę, visi bilietai jau nupirkti ir taip toliau, ir FIA išsprendė tada tą klausimą, paskyrė kitą žmogų. Bet kai aš tą patį pasakiau apie Dakarą 24 metų, reiškia po 23 metų, kad žiūrėkit, tada vėl ta pati situacija, aš vėl traukiuosi, nes, taip atsitiko, kad aš tuo metu, kai jums sutikimą daviau, aš dar nežinau, kad jisai važiuos. Ir ten nebuvo last minute, iš tikrųjų. Man Aisvydas šitą pasakė 23, turbūt, aš atsimenu, kad Vladas dar su gipsu vaikščiojo. Tai apie Elektrėnus, gal ten kažkas, tai gal po Elektrėnų kažkada, kažkas tai apie rugsėjai. Tai pasakė, tai aš pasistengiau iš karto vėl. Kad tikrai nesumaišyti niekam kortų, aš pasistengiau kaip įmanoma greičiau apie tai informuoti FIA. Bet šiuo atveju FIA buvo, kitaip jau nusiteikusi, sakė, kad žiūrėk, Bachas yra tvarkoj, mes išsprendėm, Dakaras yra truputėlį, svarbesnis visiems, vis tiek pasaulio čempionatas ir taip toliau. Mes pasižiūrėsim, ką galime padaryti kitaip. Aš netikėjau, kad kažkaip kitaip bus. Aš tiesiog buvau nusiteikęs, kad aš nevažiuoju. Bet labai neužilgo, tai rugsėjį įvyko pokalbis, o spalį aš jau gavau sprendimą, kad aš važiuoju. Ir kad kitoje oficialių asmenų palapinėje bus žmogus su tokia pačia licencija, tokia pačiu nebūna, bet su tokio pačio lygmens, tai yra platininė licencija, kuris gali būti pasaulio čempionatuose SKK pirmininku, arba SKK nariu bent jau, ir kuris lauks keiso susijusio tiesiogiai arba netiesiogiai su mano sūnum. Nebuvo tokių keisų. Tai praėjo 24 Dakaras. Kai aš dabar, visiškai nerugsėjai, kaip visi žinot, visiškai labai vėlai dabar čia sužinojom visi, taip pat ir aš, patikėkit. Kada Aisvydas vėl važiuoja į Dakarą, aš vėl tą patį padariau visą procedūrą, bet man jau buvo pasakyta, kad žiūrėk, viskas tvarkoja. 24 Dakare mechanizmas veikia, nepriklausomai nuo to, kad nebuvo reikalinga panaudoti to mechanizmo, bet vis tiek mes pasitikim to mechanizmu ir tas mechanizmas turės veikti ir mes norim taip pat. Tai aš myliu, tai yra mano hobis. Tie, kas mane pažįsta, FIA, kolegos, jie žino mano požiūrį į viską ir turbūt jiem nekyla abejonių, kad aš turėčiau kažkokį nusistatymų asmeniškumų, bet aš ir nesiteisinu. Aš labiau būčiau linkęs pasitraukti negu ne, bet tai yra jau ne mano sprendimas. Tai aišku, turbūt galima paklausti, tai tu gali užsispirti ir vis tiek ne, tai aišku, kad galiu. Aišku, kad galiu, pasakysiu, kad ne ir viskas. Tai ta prasme, tik tai tada vėl, kas iš to, kur čia tas win-win. Ta prasme, kad man bus mieliau sėdėti namie ir žiūrėti per televiziją, kaip sekasi sūnui, arba ten kaip apskritai kolegom sekasi ten Dakare, galbūt. Bet kur tada mano atsidavimas tam sportui? Už ką mane vertina? Tai toks, nežinau. Pakalbėkime apie buitį tavo Dakare. Gyveni bivake, bet ne palapinėje, o konteinerį. Tai yra tavo konteineris, tavo kambarys, teisingai? Mano konteineris, mūsų kambarys. Ne, tai ne vienvietis konteineris. Tai yra, galima turbūt pasakyti, kaip labai madinga tose kraštuose VIP, bet tas VIP tai, vis tiek tai ne apie viešbutį ir ne apie kažkokią tai liukso kambarį, tai yra tiesiog apie konteinerį, kuriame jeigu būtų ne VIP, tai būtų turbūt, nežinau, ten 12 žmonių. O jeigu VIP, tai 23 Dakare buvom 8. Labai verkiam po varžybų, kad daugiau niekada to nenorim pakartoti. Tai organizatoriai, galima taip aritmetiškai sakyti, atsižvelgia. Nes 24 Dakare buvo 6.
Tai nebe 8, o 6. Va. Ir aišku, reikia būti sąžiningam. Ta prasme, 8 tai buvo visiškai tokia bendra erdvė, o jau 6, kurie buvo 24, tai visgi buvo atskiri kambariai. Ir ta prasme, buvo 2 + 4. Tai aš buvau ten, kur 2. Tai vėl yra dar kita situacija. Tai ne vien tik tai kiek konteineriai iš viso žmonių, bet vėl kiti niuansai. 8 vietų konteinerį buvo 2 sanmazgai, 6 1. Tai čia toks. Viskas taip visą laiką nebūna, kad vien tik tai gerėja viskas, bet jo, buvo lengviau. Šiaip buvo lengviau man morališkai ir poilsio prasme, man tikrai lengviau suderinti mūsų dviejų grafiką, nes mes abudu kolegos, FIOS paskirti komisarai, negu 8 vietų konteineryje, kur yra bendra erdvė, kaip minėjau, nors ir 2 sanmazgai, bet nuo to nelabai geriau, nes kiekvienas turi savo grafiką. IT koks nors žmogus, techninis žmogus, jie kiekvienas turi savo grafiką ir 1-2 valandą nakties turi išeiti ir kažką nuveikti ir tada grįžti. Ir tos durys pastoviai darinėjus. Ir tu naktį vietoj to, kad ten tas 4-5 valandas, ką tu ten turi kiekvieną dieną išnaudotų miegui, tai tu vis tiek ten kovoji su tuo durų darinėjimu. Aišku, kad turbūt kažkam kils klausimas, tai naudok kažką, tai naudoji. Tai kemšiesi tos ausis, ten dengiesi akis, bet, suprantate, apie ką aš kalbu. Tai nėra lengva. Tai nėra lengva ir toj buity būna tokia dovana, kad mum, kai yra resdėjus, poilsio diena, duoda vieną naktį viešbutį. Nes būna paprastai tai kažkur tai arba sostinė, arba kaip dabar bus 25 ten prie Hailo. Būna, aišku, tų viešbučių kažkokių galimybę, tai organizatoriai vieną naktį duoda truputėlį atsigauti. Tai ką aš galiu pasakyti, čia žinot, kaip iš kokios nors labai negeros vietos, kai tave išleidžia ten, nežinau, vienai dienai pasimatyti su artimaisiais, tai tau visą laiką malonu, kai tave išleidžia, tik paskui labai nemalonu grįžti. Visą laiką gerinti žmogus nori, o bloginti nelabai. Tai po tos dienos labai sunku grįžti į konteinerį, bet nieko, paskui įsivažiuoja ir vėl gerai. O kada pradedi pasilgti konteinerio po Dakaro? Konteinerio nepasilgti, sąžininkai šneka. Tikrai, visiškai. Šiaip po 23 Dakaro aš pasakiau, kad niekada daugiau. Ne dėl to, kad bijau sprendimų rašyti, ne dėl to, kad tingiu, bet tikrai labai sunku save priversti į tokią buitį nerti. Tokioj buitį atbūti ir tavo visą su savo organizmu taip elgtis 3 savaitės. Ir krūvį turėti, ir darbo krūvį. Tai aš tikrai buvau pasakęs, kad niekada, bet man tada buvo pasakyta, kad žiūrėk, mes dabar nieko neprašom tavęs. Dabar yra sausio pabaiga. Mes pakalbėsim po kokių pusmečių. Nes visi žinom, kad, žinot, žmogus tokia būtybė, kad tau viską, kas gera, išlieka. O kas galbūt ne visai, tai tą pamiršti, tai įspūdžiai. Taip ir buvo, tai vasarą 23, kai mane pradėjo kalbinti apie 24 Dakarą, aš jau buvau taip gerokai primiršęs tą konteinerį. Ir nors pokalbį pradėjo labai atsargiai su manim. Pokalbį pradėjo labai atsargiai ir pokalbį pradėjo net ne nuo to, kad gal važiuokim, bet sako, ar girdėjai? Naujaką galim bus sutikti Lietuvoje, normaliai, viską, tu galėsi su šeima, o paskui tik tai skrysim, nes, grafikas toks, 24 Dakaro yra, kad galima išskristi po naujų. Ir taip, po truputį aš tą ranką vėl sukirtau. Dabar 25 vėl ne, vėl reikia skristi jau prieš naujus, bet... O kaip atrodo tavo buitis? Keliasi 5, ten... vonios procedūros, visa kita ir tada tavo vonė su viso lova išvažiuoja į kitą bivaką ir tu pradedi darbą, kokią 6 pradedi... Ja, tai skirtingai. Kartais būna, vėl, gali būti taip, kad dar yra klausimas ryte, tu jau išeini iš konteinerio, ten kažkokį tai dušą ar kažką ir išeini, eini arba pusryčiauti ir reiso laukti, savo skrydžio į kitą bivuaką ir tada jau ten pradedi dirbti įsikūręs, nes, pagal grafiką turbūt taip yra, dažniausiai taip ir vyksta, bet gali būti ir taip, kad tu
dėl va tų nesuderinamumo grafikų skirtingose grupėse, tu tiesiog ryte dar turi kažkokį klausimą. Tada pasidarai dar klausimą tuose darbinėse savo patalpose dar šitam bivakė ir tada jau ruošies skrydžiui į kitą bivaką. O tavo kambarys yra vienas, kuris važinėja iš bivako į bivaką, teisingai? Konteineris. Konteineris. Kambarys 2 savaitės. Nu taip. Bet tavo darbas, kontora, jos yra 2, ar ne, kurios keičiasi. Tu atvažiuoji į kitą bivaką, dar... Viskas taip pat sustatyta kaip tam bivakė, viskas taip pat padaryta šitam. Tik tai, kad kitas, nes jie turi keletą tų setų vadinamų organizatoriai, kurie, turi iš ko, ne? Tai ana išmontuoja, veža tada ten už kažkelių. Per antrą, ten aš net... Bet lova važinėja ta pati viena, ar ne? Lova jo, nes tu lagaminą viską palieki tenai, su konteinerius jie važiuoja su tuo vilkiku, nes jeigu tau viską vežtis reikėtų tau į tą lėktuvą, tai ten visiškai būtų. Tada dar vienas košmaras įsijungia, nes striktų, nebuvo, kad striktų, būna, kad konteineriai atvažiuoja, visi vilkikai atveža konteinerius, nes ten tų konteinerių bivakė daug, ten atvažiuoja ten kokią 4, 5 popietą, arba gal ir 6, jau visai vakarą, bet, atvažiuoja, kažkaip atvažiuoja, ta prasme, nebuvo taip, kad neatvažiuotų, tik tai visiems nepaslaptis, kad 23 metų Dakaras buvo visą laiką vandenį, tai ten dar tos sąlygos buvo dar įdomesnės, nes tu apsidžiaugi, kad atvažiavo konteineriai ir tu negali nedaiti iki juos. Nes reikia valties. Jo, nes jeigu kažkas jau sugebėjo, kai tiek vandens visur stovi, visas bivakas užlietas tokius sluoksnių vandens, aš neblefuoju visiškai, tai jau spėta ten iš palapinės į palapinę kažkur toj darbiniai zonoje jau pridėti kažkokių padėklų, lentų, kad tu ten šokinėtum, tai dar iki ten dar nieks nepridėjo, jie tik tai atvažiavo, tai kol tu ten sulauki, kol kažkas pridės, arba tiesiog tada jau brendi. Bet jeigu brendi, aš nežinau kaip pavadinti tą purvą, kuris yra tenai. Jisai yra, nežinau. Jisai ant batų limpa ir jisai toks, žinai, kaip nuo kalno sniegas, tai taip pat... Kuo daugiau, tuo storesnis. Tu su juo eini ir jisai darosi vis didėja ir tu jau paskui nebepaneši. Tu koju ir tu bandai, su kokiu ten pagaliuku ar su kažkom truputį nusivalyti, bet 3 metrai ir vėl, jisai toksai... Tai gaila man ten tų jaunų žmonių, kurie ten būna su mumis tam konteinerį ir kurie tokie labiau gal tą stilių bando išlaikyti negu ten jau mūsų karta. Tai tos batus nusiplauna ir, bet visiškai nemeluoju, jis nusiplauna ir tie balti kėdai iš tikrųjų tampa baltais, bet kokiom 10 sekundžių, jis tik bėm ir viskas. O būna, kad konteineris atvažiuoja ir ten viskas taip? Ne, tai konteineris atvažiuoja, jeigu tai paliktum viską, tai taip ir būtų, nes jis, aišku, ten purtosi ir ten belekas vyksta, bet tie lagaminai, tu supranti, kad tai bus, tai dėl to tu turi kiekvieną kartą išeidamas, supranti, kad jie išvažiuoja, tai viską taip padėlioti, kad viskas būtų sutvirtinta. Jeigu ten paliksi kažką, tikėdamasis, kad ten buteliukas vandens taip ir nuvažiuos, tai taip niekada nebus. Ir taip pat daiktai visi ten kosmetinės kažkokios, viskas turi būti savo vietose. Yra tokia sistema jau atidirbta, tokios spintelės su raktais. Tai stengiasi sukaišioti tas spinteles, kad niekas nekritinėtų, o patalinė, būna, kad net ir patalinė kažkur nuvažiuoja, bet stengiasi, ten jau turi būdą. Kaip padaryti, jau išmoksti per tiek laiko, kaip padaryti, kad rastum. Kas labiausiai užknisa Dakare? Ko labiausiai nelaukia? Tai žinok, buities. Nieko kito aš gyvenime nebijau. Ir buitis, žinai, kai tu esi dar paauglys ir tu eini kažkokią turistinę kelionę su palapinėm, su draugais, tai vienaip atrodo, bet kai tau yra ten daugiau truputėlį metų ir tą reikia daryti 3 savaitės, tai ta buitis iš tikrųjų nėra lengva. Tai aš tai apie buitį tik tai manau. O koks maistas ten? Nes buvo metų, kai buvo labai blogai. Aš pasakysiu taip, jeigu tu esi iš pietų Europos, aš manau, kad tai viskas yra gerai. Nes pietų europiečiai, kaip žinia, jie pusryčius beveik skipina, jiem ten arbatos atsigerimas, kavos su kažkokiu tai sausainuku yra okei.
nes jie valgo vakarienės. Aš, kai esu iš tokios labiau šiaurietiškos šalies ir mano gal toks būdas gyvenimo ir organizmas mano prašo pusryčių, tai man yra bėda maistas. Man yra bėda, nes aš vakarienę praktiškai visą skipinu, nes man organizmui nereikia, aš tada blogai miegu, jeigu aš vakarė valgau labai vėlai. Bet aš pusryčių reikia sočių. Bet man tada reikia sočių pusryčių ir aš pas pusryčius, aišku, nieko nerandu. Aš ateinu piktas, aš praeinu, pamatau viską tą patį, taip, bet, žinai, save priverti kažkaip tai tas 3 savaitės išgyventi ir ten nepaslaptisgi, ten yra pusryčiai ir yra dar šone ten pastoviai, tu esi buvęs. Tai nesi? Tai toj catering erijoje yra dar, ta vadinamų makaronų zona. Tai jeigu tau iš pradžių, pirmom dienom Dakaro, tau atrodo, kad ne, aš vis tiek einu pusryčiauti ir tu ten eini, ten dediesi į tą padėklą tą, ką paskui jau po kelių dienų nebegali žiūrėti, tai vat po tų kelių dienų tai galvoji, ne, einu makaronų. Ir netgi jeigu tie makaronai yra tie patys visas 3 savaitės, tai tau tie makaronai yra mėlesni negu tai, kad tu gauni tenai vat į tą padėklą įsidėti, nes neįmanoma 3 savaitės to paties sausainuko, bet prisigalvojame, mes ten išradingai būna, šiaip mus kaip ir maitina nemokamai, ne, ten toj catering erijoje, bet ten būna vagonėliai, kuriuose ten už kelis ten tuos pinigėlius, ten gali gal kažkokį tai, daiktą irgi nusipirkti, kurio gyvenime gal taip nevalgytum irgi, bet ten, tam, kad pasivairinti, galvoji kažką. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad pietus ir vakarienės, jie nėra blogai. Ten tas maistas iš tikrųjų pakankamai kokybiškas, nes tai yra pietų Europos, sakykime, prancūziška arba nežinau kokia ten ta virtuvė ir viskas ten gerai, nes žmonės, kurie valgo vakarienės, tai apskritai vakarienėse tas pasirinkimas visai būna geras, jisai visą laiką keičiasi, per pietus irgi nėra blogai, sakau, pusryčiai galėtų būti geresni, aišku, bet yra kaip yra. O su tais komisarais jūs dažnai pasiginčiate dėl kažkokio sprendimo? Ne. Aš nesakyčiau, kad labai dažnai ginčiamės. Ta prasme, diskusijų būna, ką reikėtų ištirti, jeigu neaišku. Nes jeigu yra neaišku, ar yra nusižengta ar nenusižengta, tai visiems dažniausiai neaišku. Nes jeigu vienam aišku, kitiem neaišku, tai tada tas vienas turi paaiškinti, iš kur jam aišku, ne? Iš ko jis tokia išvada daro. O jeigu vis dėlto neaišku, tai tada reikia imti sprendimus. Tai arba tų įrodymų trūksta ir turim tada tą keisą uždaryti, arba galim dar kažkokį tai tą tyrimą atlikti papildomą. Tai kažko užsiprašyti, kažkokių papildomų duomenų, sakau, iš tiekėjų, iš ten, iš kažko. Ir pratesti. Tai ne, ten tų ginčų aš nemanau, kad pakankamai visi, žino, ką veikia ir... Kas FIA yra tavo viršininkas? Tai kad FIA, aš nežinau, neturiu viršininkų. Tai kas sako, Darnai, važiuok į Dakarą? Tai iš departamento. Tai departamentas, tai jo. Bet departamentas, kaip pasakyti, skiria departamentas nominacijas, bet jie sprendimuose nedalyvauja. Tai ten tas viršininkavimas toksai, manau, kad nelabai egzistuoja. Ta prasme, aš manau, kad vertinamas lygis, dėl to tavęs prašo vėl toliau būti nominuotam ir kad tu sutiktum ir kad tu važiuotum į tas varžybas, bet tokio viršininko, kuris tau sakytų, kokį tą sprendimą reikia surašyti, tokio nėra. Kaip dažnai tu būni šitam kabinete? Šitam. Žinant, kad aš procesualistas šiaip kaip advokatas Lietuvoje, tai aš ir taip nelabai dažnai būnu, nes mano darbas labiau teismo salėje. Tai va. Ir aišku, dar atsižvelgiant į hobį, tai taip, tai dar rečiau, bet... Gerai, paklausiu kitaip. Kiek dienų tavęs nebūna Lietuvoje per metus? Skirtingai. Neskaičiavau dienų, 23 aš turėjau 85 skrydžius susijusius su FIA. Tai nėra mažai, jeigu tu gyveni ne iš lakūno duonos. Tai 85 skrydžiai yra nemažai. Neskaičiau, kiek yra 24, manau, kad mažiau, nes buvo ir mano intencijos tokios, kad truputėlį reikia tą kažkaip tai truputėlį mažinti. Iš jų maždaug 10, gal ten daugiau negu 10, aišku. Neskaičiuoju, kad iš Lietuvos daskris, bet tiesiog tarp bivouakinių skrydžių yra apie 10. Tai va, ir tada lieka dar šitų tokių reguliarių. Palinkėk ką nors savo sūnui Dakare. Visą kitą jie žino, o man kas būtų geriausia, kad
jie neatsirastų komisaro akiratį. Man būtų lengviau. Man būtų lengviau ir netgi ta sistema, kuri yra sukurta FIOS, kaip išvengti interesų konflikto, vis tiek visiems nuo to būtų geriau. Bet tu, sėdėdamas bivake, tu spėjai pasimėgauti lenktynėm, spėjai pasižiūrėti, spėjai bent pereiti per bivaką, pasižiūrėti, kaip ten žmonės gyvena. Per bivaką pereiti laiko, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad tikrai nėra, tai tikrai būna, bet to nedarai turbūt dažnai. Jeigu neskęsta bivakas vandenį, kaip pavyzdžiui 24-ais, tai pakankamai normaliai buvo, tai galima tą daryti. Pačia trasa pasimėgauti, tai jeigu federacijos vadovas Saudo Arabijos princas pasikviečia į sraigtasparnį ir mums pavyksta aplankyti tą patį empty quarterį, iš viršaus apžiūrėti ir panašiai, tai jo, tai tada taip. Nes šiaip tai dažniausiai to nepadarysi, nes, sakykime, automobiliu važiuoti ten nėra prasmės, ten kovoti pačiam su kopom ir jas įveikinėti, tai tada neaišku, kur šitavo tas vaidmuo yra. Ir šiaip tai užtrunka laiko, tu tada prarandi savo darbo dieną, kažkur tai kasdamasis kopose, tai manau, kad tai būtų labai neracionalu. Bet sraigtasparnių aplankyti, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų tas vyksta, kad tu suprastum iš tikrųjų net apie ką tavo tas klausimas bus pasikvietus kažkokie ekipažai į pas save į kambarį, tai tas kartais naudinga yra. Nes tu supranti tada, kokio gilumo ten kažkokia duobė, iš kurios ten reikėjo kažką ištraukti ir panašiai. Kai tu pamatai sraigtasparnio, kad sugriuvę sunkvežimiai ir sunkvežimiai ten yra tam piltuvėlyje, kuriame niekas nenorėtų būti, tai tada tu supranti mastelį to viso dalyko. O rezultatus tu seki, tarkim, kažko domiesi? Rezultatai tai turbūt natūraliai gaunasi, kad jeigu komisarai neseka, nes pakankamai užsijėmė, tai galbūt kažkas vis tiek iš techninio personalo, kažkas tai sako, žiūrėk, ar matei ten, pažiūrėk, kažkas tai kažkam atsitiko, tada jau atsiverti, žiūri, kad ten kažkas iš lyderių, iš tų pasaulinių autoritetų, kažkas tai ten kažkur tai sustojęs, ar kažkas tai atsitikė techninės problemos, ar kažkas tai. Turbūt viskas labai individualu, labai priklauso nuo varžybų, labai priklauso nuo to, kokiais metais ten kokie dalykai vyksta. Lenktynininkai verkia tavo kabinete? Taip, yra buvę. Tai yra buvę, kai žmogus atvažiuoja pakankamai, kai aš sakau garbiam amžiui, tai aš dar savęs prie to nepriskiriu, kad suprastum. Tai garbiam amžiui, tai labai garbiam amžiui ir kai sako, kad žiūrėk, tu mane diskvalifikuoji, o aš realiai tai yra mano paskutinė galimybė įveikti Dakarą. Ir verkia žmogus. Ir tu neturi kito pasirinkimo? Ir aš neturiu kito pasirinkimo, dėl to atsiranda tokie sprendimai, kurie paskui Lietuvos žiniasklaidoje aptarinėjami, kad ten kažkas išprotėjo Dakarą ir paskyrė 100 valandų baudą. Tai skiri tokią baudą, kuri realiai eliminuoja žmogų iš bet kokių varžymusi, bet leidžia jam tęsti. Tai kartais tokie sprendimai atsitinka, bet gali būti ir džiaugsmo ašaras. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad paskutiniam mano renginį pasaulio čempionate Maroke mes protestą išnagrinėjom jau naktį, kai vyko apdovanojimai. Ir tas protestas buvo atmestas, tai tas žmogus, prieš kurį buvo protestas parašytas, jisai tapo čempionu, tai jisai verkė iš džiaugsmo. Jisai verkė, jaunas žmogus, bet jisai verkė tiesiog natūraliai labai. Ta prasme, viskas buvo labai natūralu. Tai vis dėlto galima išsiverkti, ar ne, truputį nuolaidų? Ne, nuolaidų neišsiverksi, bet ta prasme, o tas pasakymas, kad please don't kill me, tai yra, tai tokiu atveju taip ir būna. Tai ne tas žmogus, kurį minėjau, man yra gyvenime, mano karjeroje kaip komisaro pirmas tą padaręs. Buvo, nesakysiu kas, bet buvo žmogus, kuris man dar dirbant Bachose, berods Vengrijos Bachui, kažkuriais tai metais, labai stipriai pažeidė ten trasos įveikimo reikalus ir ten supranti, kad, kas reiškia kad. Nukatinti kampą ar nukatinti ten, nežinau, 80 km, žinai, tai tu supranti, ką tai reiškia. Bet tu supranti, kad tas žmogus ateina ir ten nebuvo ašarų, net nereikėjo nieko verkti, tiesiog sako, please don't kill me, nes aš renkuosi patirtį. Tai žinai, tai tada, tai tu supranti, kad tai yra Bacha, tai nėra Dakaras
tu jam neskirsi 100 valandų, bet gerai, tu jam skirti tada 24 valandas, kur realiai vis tiek niekaip neatsiloši. Ir tegu jisai tęsia tas varžybos, tegu renkasi tą patirtį. Tai dabar tas žmogus, nesakysiu kas, bet yra vienas iš labiausiai minimų toj disciplinoj žmonių ir tą patirtį susirinko ir važiuoja labai, labai fainai, labai kokybiškai. Tai ir dabar mačiau netgi ir per apdovanojimus Ruandui būnant ir panašiai. Tai kartais reikia tokių sprendimų, kurie realiai sportinė prasme nieko nepablogina, nes varžovam viskas aišku. Ta prasme, varžovai pamiršo tą varžovą. Bet jis tave gerbė vėliau, teisingai? Nežinau. Nežinau. Turbūt, kad jo, kartais tas diskvalifikavimas jisai turi turėti, kažkokį irgi. Dėl ko mes diskvalifikuojam? Dėl to, kad nebūtų nesąžiningo varžymus. Jeigu tam duodi ten 24 ar ten 100 valandų, tai kur jis ten prisivaržys? Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.